Sveiki visi. Šiandienos darbas yra žolės pjovimas. Taipogi tuo pačiu metu yra skinama braškės. Nėra karšta diena, iš tikrųjų 18 laipsnių. Ir ganėtinai debesuota, todėl saulė taip stipriai nekaitina ir galima skinti ir per dieną. Tai va, kaip sakant, šienapjūtė. Hours later. Leidžia žmonėms skinti šiandieną. Yra gan aktyviai suvažiavę žmonės, kas šaldymui arba uogienėms nori prisiskinti. Tai yra gan aktyviai suvažiavę, ganėtinai daug. Taipogi tuo pačiu metu skinu ir dar prekybai. Tai yra skinama. Čia dar žmonės vis skinasi savo. Čia skinėjai ką priskina, važu į prekybą. Ir jo, bandysime šiandien viską nusiskinti. Žmonės laukia ilgos. Kas parvažiuoja. One day later. Run. Esu jaunas ūkininkas, ūkininkauju braškę, sausmedis ir moliūgai auginu ir gėles. Ir ką tik praėjo vieną iš stichijų, tai kruša. Ir galiu parodyti, kaip tai visas tas vaizdas atrodo, kokios pasekmės po viso to. Tarkime, čia atrodau, čia esančios gėlės. Kokio dydžio ledai sukapojo visas gėles. Vandens kiekis iškrito, sakyčiau, per 5 minutės iškrito kaip visos dienos, nežinau, neturiu matuoklio, bet balos didžiulės, perteklinis kiekis vandens. Galiu parodyti, kas man iš sausmedžio padaryta. Sausmedis matot ir vaistas va taip nuplaktas nuo medelių. Galiu susirinkti, jeigu
Jeigu norėčiau, galiu susirinkti nuo plevelės. Tai čia yra sausmedis. Toliau eina braškynas, kuris taipogi dabar šiandieną buvo planas skinti braškes ir susirinko ir žmonės ir pats jau ruošiaus eiti skinti, temperatūra krito, visą dieną buvo virš plus 25, 27, 28, tai aišku per tokį karštį negali skinti ir jo, tik ruošiausi eiti skinti, va tokia praėjo kruša. Tai nežinau, kas beliko iš braškių. Tai pamatysim, kaip kliuvo bulviai. Galiu parodyti. Čia takas. Čia, jeigu matot, vienas balas. Viskas va išdaužyta. Nežinau, ar matosi, bet... Jeigu nori dabar viską paimti, nuskinti ir suvalgyti. Bet aišku, taip nepavyks. Lapai sudraskyti. Uogos suplaktos, kurios buvo prisirpusios. Ir ką, rytoj ruoštis skint, valyt, tvarkyt per naujo ir tikėtis geriausia. Tai jau. Liūdna žiūrėti. Tiesiog pačiam liūdna. Tai va, toks tas ūkininkų gyvenimas. Vieną dieną saulė šviečia, kitą akimirką jau kruša suplaka tavo 3 mėnesių darbą. Ir ką tu gali pasakyti? Arba pasiskųsti kam? Niekam. Tiek to grožio iš to ūkio. Dalykai, kurių žmonės nemato. Kaip per 5 minutės sunaikinamas 3 mėnesių darbas. Ir po to klausia, kaip jums sekasi. Ir be abejo, ūkininkai atsako gerai. A, jūs čia visada skundžiatės dėl orų. Ne visada, bent iš mano pusės. Bet tokių anomalijų atlaikyti yra ganėtinai sunku. Tai tiek to ūkio.
Dalis uogų augintojų skundžiasi šiemet itin prasti metai, kai kurių derlius bus niekingai mažas. Dalis galvoja mesti šį verslą, tačiau kiti ūkininkai sako derliumi pasidžiaugsantys, pasakoja reporteris. Klaipėdos rajone Paulius Preibys uogas ir gėles augina 4 metai. Pirmieji metai, čia yra antrųjų metų, tretieji metai ir 4 metai laukas. Vienbraškių daugiau nei 1,5 hektaro. Uogos jau sirpsta, bet užuot jas raškęs, ūkininkas skaičiuoja nuostolius. Dėl pavasario šalnų ir krušos prarado pusę derliaus. Nepadėjo ir speciali nuo šalnų sauganti danga, kuria užklojo braškyną. Kartais toks paima nusivylimas arba jau 4 metai ir tas atrodom kartojasi, metai iš metų kartojasi ir toks, kam tu klausi savęs, kam tu visą tai darai, bet irgi viliesi, kad bus vis dėlto vieni metai, kurie tikrai turėtų būti geri, tai su to lūkesčiu ir dirbi. Uogų augintojas sako, jei neįsipareigojimai, rimtai svarstytų mesti ūkininkavimą. Daugiau investuoji ir praleidži laiko investuodamas tiek piniginių, tiek savo laikų, kur tiesiog asmeninio gyvenimo atrodo nebelieka. Tada jau klausi savęs, ar tikrai tiek verta. Tai dabar, kadangi turiu įsipareigojimus, tai taip, dar tęsiu, bet įvykdžius įsipareigojimus, kvestionuojusi, ar išėjus į paprastą darbą nebūtų geriau. Tai va, po visų anomalijų, po didelių karščių, liūčių ir iškritusios krušos, tenka išsiskinti, išsivalyti visą braškyną nuo puvinio ir sudaužytų uogų, kas užkrečia kitas uogas ir darbuotis toliau. Emocijom viskam atslūgus, tiesiog laukiu kitų veislių ir tiek, darbuosimės toliau. Cheers!